tai sudalyvaus Baltarusija kare ar ne? Čia toks įdomus klausimas iš tikrųjų yra, nes vasaros pradžioj dar buvo daug straipsnių apie tai, kad galbūt jau rusai pastumės Lukašenką vis dėlto įsivelti į karą. Po to Lukašenka atsiprašinėjo Ukrainos, nes Ukraina grasino atakuoti Baltarusiją, jeigu jie imsis kažkokių netinkamų veiksmų. Ir visa ta istorija iš tikrųjų vis dar tęsiasi, nors pas mus straipsnėse apie tai mažai rašoma, bet artėjant Rusijos mobilizacijai reikia suprasti, kad tai yra gan svarbi tema ir Baltarusija gali vis dar smarkiai sudalyvauti šitame kare. Ir reikia prisiminti, kad Baltarusija visų pirma jau smarkiai dalyvavo tame 2022 metais, nes būtent iš jų teritorijos buvo vykdomas puolimas link Kijevo. Ir mes matėme netgi kelias puolimo kryptis link Kijevo, tai ir iš vakarinės, ir iš rytinės pusės Kijevas buvo bandoma apsupti sostinę iš visų pusių, tai nepavyko, bet nereiškia, kad rusai kažkodėl negali sugalvoti to pakartoti, nors vertinant bet kokį puolimą link Kijevo reikėtų suprasti, kad iš Baltarusijos pusės vykdant, ta prasme, pulti Kijevą reikėtų 100 000 karių. Netgi jeigu Rusija mobilizuotų to savo 500 000, o gal netgi iki milijono kartais kalbama dabar yra, tai praktiškai visas tas pajėgas reikėtų paaukoti tam puolimui, jeigu Rusija norėtų iš tikrųjų užimti Kijevą, tarkim, bet galbūt jiems nebūtinai reikia būtent tokį tikslą pasiekti šitoj pusėj ir apie tai šiandien ir kalbėsime. Kalbant apie Baltarusiją ir Lukašenkos norą įsitraukti į karą, reikia žinoti tokius dalykus, kad šiaip Lukašenka toksai slidus žaltys, kuris daugybę metų laviruoja tarp draugystės su Rusija ir bandymo būti nepriklausomo nuo Rusijos. Tai ir dabar nuo karo pradžios yra toks momentas, kad netgi pastaruoju metu kalbama, kad palei Baltarusijos sieną su Ukraina yra statomas karinės infrastruktūros objektai, kurie galbūt vėliau bus galimi panaudoti kažkokiems kariniams veiksmams prieš Ukrainą, bet iš Baltarusijos politinės pusės sklinda kalbos, kad daugelį dalykų Baltarusijai, ta prasme, tempia daryti. Ar tai kažkokie popieriai pasiklysta biurokratijos koridoriuose, ar tai kažkokio parašiuko kažkur nepadeda, gal kažkokios peržiūros kažkas vėl reikalauja, ta prasme, bet kas susiję su pagalba Rusijai kare iš Baltarusijos politinės pusės yra kiek įmanoma labiau tempiama, nes tai yra natūralu, Lukašenka tikrai nenori įsivelti į tą karą, nes žino, kad bet Lukašenka iš kitos pusės ir neturi baisiai didelio pasirinkimo, nes jo režimas yra iš tikrųjų surištas su šiuo karu. Jeigu Ukraina laimi karą, tai kaip ir Rusijos režimas beveik tikėtina 100% žlugs, tai ir Lukašenkos režimas automatiškai neišsilaikytų, nes jie yra vienas, ta prasme, Rusijos režimas palaiko gyvą Lukašenkos režimą ir mes tai matėme 21 metų Baltarusijos žmonių bandymę sukilti prieš valdžią, kas, kaip žinoma, nepavyko. Jau tuo momentu tai atrodė, kad tai kažkas tokio ten jau vyksta, bet po to pasirodo mes dar ir karą aptarėjom, kas dar baisesnis scenarijus įvyko. Taigi, žodžiu, jeigu yra keli scenarijai, jeigu Ukraina laimi karą, išstumia Rusijos kariuomenę iš savo, ta prasme, kad įvyksta kažkoks Rusijos baisiai didelis strateginis pralaimėjimas. Lukašenkos režimui tikėtina irgi bus labai didelių problemų, gal ir netgi šakės. Jeigu Baltarusija yra priversta įsitraukti į karą su Ukraina, tikėtina, kad jo režimui bus šakės, nes Ukraina atsakys labai stipriai. Jeigu Lukašenka neįsitraukia į karą ir netgi pasako Putinui didelį ne, tai tikėtina, kad jo režimui taip pat bus šakės, nes
Baltarusija vis pirma yra labai smarkiai ekonomiškai susaikstyta su Rusija ir labai smarkiai priklausoma nuo Rusijos, todėl rusai gali bet kokį didelį spaudimą Baltarusijai daryti. Ir tikriausiai savaime suprantama, kad rusai turi daug savo vietininkų ir agentų Baltarusijos politiniai sistemai, taip kad jiems tą galbūt režimą nebūtų taip ir baisu nuversti ir netgi ne per sunku nuversti. Kalbant apie Baltarusijos iš vis įmanomą pasiruošimą karui, tai reikia žinoti, kad Baltarusijos kariuomenėje šiuo metu yra apie 60 000 aktyvių karių. Tai kalbant apie dabartinį karą, tai čia ukrainiečiam būtų 2 geri mėnesiai arba, tarkim, gera pilna vasara juos sudaužyti, taip sakant. Ir tai sunaikinti tiesiog visą dabartinę aktyvę Baltarusijos kariuomenę. Pasiruošimas Baltarusijos kariuomenės yra toks pat tragiškas, koks ir gal netgi tragiškesnis negu Rusijos kariuomenės pradedant invaziją, nes vis pirma, Rusija dar prieš karą Ukrainoje turėjo visokių daug karinių vis tiek misijų visur pasaulyje buvo vykdoma, ar tai Sirijoje, ar tai dar kažkur, ta prasme, ar Afrikoje. Jų kariuomenė kažkokius bent jau aktyvius kažkokius veiksmus ir kažkokią patirtį įgaudavo. Baltarusija tokių dalykų, jie nėra dalyvavę kažkokiame kare ar aktyviose karinėse misijose jau labai ilgą laiką. Aišku, pas juos yra kažkiek kontraktininkų kariuomenė, kurie dirbdavo su rusais, bet pagrinde jie neturi tiesiog patirties karinės. Tai čia yra šūdiniausias Baltarusijos kariuomenės momentas netgi. Ir kalbant apie jų specialiasias pajėgas, tikriausiai visi esat matę super filmukus, kaip jie reklamuojas, kaip daužo plytą savo galvą ir kokie jie kieti yra, bet visame tas kietumas ir dingsta šioj vietoj. Taip kad Baltarusijos kariuomenės pasirengimas yra prastas. Kitas momentas yra tikėtina, kad Baltarusija neturi ir daug karinių atsargų tęsti karą ilgai, nes nuo pat Rusijos karo pradžios su Ukraina Rusija labai daug karinių atsargų iš Baltarusijos pasiėmė pas save. Ar tai pirko, ar tai atsiėmė galbūt ką laikė savo, ar ekonominių spaudimų tiesiog vykdė mainus, jūs man duodat, ta prasme, karinės atsargas, amuniciją ar dar ką nors, o mes jums duodam kažką ekonomiško. Nes tiek tankų sąvartynai yra ištuštinti pačioj Baltarusijai, lygiai taip pat kaip Rusijoje, tam, kad rusiškus tankus taisyti, tiek oro gynybos sistemos yra iš Baltarusijos atitrauktas, vėlgi sakau, kokiais būdais, ar tai buvo pirkimai, ar kažkaip kitaip, bet, ta prasme, daug sistemų paimta iš Baltarusijos tam, kad Rusiją ginti. Ir skaitant visą amuniciją, tiek artilerijos, tiek oro gynybos sistemų, tiek puolamųjų gal raketų ir visa ko, viskas yra Baltarusijai ganėtinai ištuštinta. Todėl, jeigu vyktų kažkoks karas, Baltarusijos kariuomenė ant popieriaus yra didelė, bet realiomis karo sąlygomis tikriausiai daug neatsilaikytų. Tai tokia bėda visa yra Baltarusijos kalbant apie karą. Jeigu vis dėlto, tarkim, imame scenarijų, kad ar tai Baltarusija, ar tai rusai vis dėlto sugalvotų po Rusijos mobilizacijos vykdyti puolimą per Baltarusiją vėlgi į Ukrainą. Tai vienas momentas yra tame. Bėda būtų ta pati, kas ir buvo karo pradžioje 2022 metais. Visa pietinė Baltarusijos teritorija, kuri jungiasi su Ukraina, yra labai miškinga ir pelkinga. Ir į pačią Ukrainą įeina tik vos keli pagrindiniai keliai per miškus, ta prasme, tai logistika yra labai specifiniai vietoj per vieną kelią. Ir dėl to karo pradžioje mes matėm, kaip buvo nusidriekę net 40 km ilgio logistinės eilės link Kijevo, netgi daug juoko apie tai buvo ir rusai tiesiog galiausiai nebegalėjo tęsti puolimą, nes tiesiog logistika buvo per ilga ir jie negalėjo palaikyti maitinimo
frontai, tai dabar būtų 100 kartų viskas žiauriau, nes tiesiog ukrainiečiai viską išdaužytų dronais. Tai čia toksai paprastas palyginimas, nes galime palyginti, ką ukrainiečiai išdarinėja savo pietuose, tai yra nuo Rostovo miesto iki pat einant, čia kaip yra Rusijos logistinis hubas, taip sakant, jų logistika važiuojant į Mariupolį ir pagal visą pietinę Ukrainos teritoriją į Krymą yra daužoma 100 su viršum kilometrų atstumo. Taip, kad jeigu baltarusiai norėtų ir verštis per tuos kelis kelius, kurie yra tik keli akivaizdus keliai į Ukrainą realiai, jie to negalėtų padaryti. Ar tai būtų Baltarusijos kariuomenė, ar tai Rusijos kariuomenė, kuri veržiasi per Baltarusiją, tiesiog jos ten išdaužytų vien dronai. O bėgti pėsčiomis per miškus, tai puolimas įmanomas, bet ar jis kažką daug gali pasiekti, tikriausiai ne. Iš kitos pusės, jeigu mes žiūrėtumėm nuo Kijevo, eitumėm į šiaurę, pagal Baltarusijos sieną ir Ukrainos sieną, čia vis dar eina Dnipro upė ir visi keliai į, tarkim, Černihyvą, yra keli tiltai čianai, jie yra visi sudaužyti. Taip, kad iš šitos vietos Baltarusija, tarkim, į Černihyvą negali verštis. Vieninteliai įmanomi pačios jau Rusijos būtų po mobilizacijos puolimo keliai, tai iš šiaurinės Ukrainos vietos link Černihyvo, bet čia vėlgi reikia tą patį momentą įsivertinti, tai yra logistika, nes kas buvo ir karo pradžioje, kodėl Rusija po savo didelės mobilizacijos negalėjo ilgai verštis šia kryptimi, nes tiesiog logistinis kelias buvo per ilgas ir per siauras, per prastas, ta prasme, nes visur, kur Rusija veržiasi į Ukrainą, reikalingas didelis logistinis palaikymas frontai. Tai Donecko visoje teritorijoje yra daug svarbių miestų ir ten tą logistiką yra lengva palaikyti rusams, todėl pagrindinis puolimas čia ir eina. Jiem kiek sunkiau darosi pietuose tą logistiką palaikyti, nes ten ukrainiečiai labai smarkiai dronais viską dengia. Jeigu rusai nori verštis į Charkivo regioną arba link Charkivio miestą, tai jie iš Belgorodo palaiko logistiką, kas yra netoli, todėl jie čia turi tokį nedidelį proveržį. Ir į Sumų regioną jie lygiai taip pat veržiasi iš Kursko ir per buvusią užimtą Sudžą ir čia truputį turi šiokią tokią įsiveržimą. Ta prasme, jie turi ne per tolimiausius logistinius didesnius taškus, iš kur gali palaikyti maitinimą puolimui. O kalbant apie puolimą link Kijevo, iš šiaurinės pusės jie tiesiog turi Brianską, kuris yra per toli. Ir todėl ir karo pradžioje ta logistika buvo per ilga nusidriekusi ir jie negalėjo palaikyti fronto maitinimo ir lyg dabar tuo labiau negalėtų to daryti, nes tiesiog dronai viską išdaužytų. Tai kalbant apie bet kokią galimybę Baltarusijai įsivelti šitą karą, tai būtų tiesiog tragiškas momentas. Visgi, ką gali rusai daryti, tai vis dar gali provokuoti. Jie tikisi nuo pat karo pradžios, rusai tikrai rengia ne vieną netikros vėliavos operaciją vien tam, kad išprovokuoti ukrainiečius kažkaip atakuoti Baltarusiją, kad Baltarusija pagalvotų, kad Ukraina jos puola ir įsivelti į šitą karą, kas Rusijai būtų naudinga, nes tai tiesiog būtų didelių mėsos puolimų masės papildymas. Tiesiog puolamosios jėgos ir ištampyto, tikimasi būtų, kad Ukrainos pajėgos būtų ištampytos, galbūt netgi iš rytinės pusės reikėtų atitraukti kažkiek pajėgumų į šiaurinę, šiaurės vakarų Ukrainos dalį. Bet reikia kelis momentus žinoti, kad ukrainiečiai jau yra sukūrę kelius papildomus motorizuotus batalionus savo šiaurinėse dalise. Būtent šiam atveju, jeigu ar tai rusai norėtų naują frontą atidaryti, ar tai baltarusai kažkodėl sugalvotų sudalyvauti kare, taip pat šiose teritorijose yra statomas labai didelės gynybinės linijos, praktiškai galingesnės netgi negu Donecko regione pristatyta yra šiuo metu. Ir viskas, ką gali Rusija pasiekti, bandydama įvelti Baltarusiją į karą, tai būtų
toks momentas, kad jiems gal nebūtinai reikia užimti labai didelių teritorijų arba specifiškai kažkokių miestų arba netgi pačią Kijevo, nu, tai čia jau toks būtų kosminis scenarius, bet jie vis dar gali įsiveržti ir užimti tam tikrą žemės, tarkim, lopinėlį vienoje teritorijoje, kitoje teritorijoje. Vienas dalykas yra, kiekvienas užimtas žemės lopinėlis Rusijai žaidžia kaip derybinis taškas ir tai yra, jie tikriausiai norėtų daryti spaudimą mainyti tą į likusią Donecko teritoriją, visas šias žemės. Kitas dalykas, kodėl Ukraina galėtų labiau norėti mainyti šias žemės, tai jeigu tai būtų teritorija užimta arčiau Kijevo. Iš tos teritorijos rusai galėtų rengti daugiau drono atakų į pačią sostinę. Tai ukrainiečiai būtų suinteresuoti arba kuo greičiau atsikovoti šią teritoriją ir skirti daugiau resursų būtent šitai vietai, o ne vakarų gynybai, tai yra rytų gynybai, arba tiesiog mainyti. Tai va čia tokie, ką galėtų rusai mąstyti, aš taip įsivaizduoju, kokiu tikslu galėtų verštis šitą vietą. Ir tada paskutinis momentas yra jau, kad verštis tam, patys rusai po mobilizacijos galėtų bandyti verštis per Baltarusiją ir nesvarbu, kad juos miškuose čia daužytų. Jiems svarbiausia, kad Kijevas atsakytų Baltarusijai už tai, kad leido Rusijai pulti. Nes atsakas reikštų tai, kad Baltarusija įsitraukė į karą. Bet visgi, kalbant apie tai, ką Ukraina gali padaryti Baltarusijai, tai Ukraina gali sudaužyti Baltarusijos naftos perdirbimo bazės, karinės gamyklas, nes Baltarusija gan smarkiai bendradarbiauja su rusais karo pramonėje, tai pakenktų automatiškai ir Rusijai. Baltarusijos naftos perdirbimo bazės yra labai svarbios ir reikalingos Rusijai, ypatingai šiuo laikotarpiu, kai Rusijoje šiais metais yra kur kas didesnė kuro krizė negu praeitais metais, tai kadangi Rusai nebeturi savo tiek pajėgumų perdirbti naftą į vartojimą kūrą, tai daug to padaro Baltarusijos gamyklos ir čia Lukašenkas gal netgi yra toksai politinis biškis svertas, kuris gali dar gintis ir prieš Putiną ir atsikalbinėti neįsitraukti karą, nes tiesiog gali kalbinti Putiną, kad paliktų mane ramybinės, aš tau vertingas kaip dėl naftos perdirbimo bazių, dėl pramonės karinės ir taip toliau, nes jeigu pas jūs daužo, tai bent jau pas mus nedaužo ir mes jums galim padėti. Iš kitos pusės Putinui gali tai nerūpėti, nes jeigu galbūt jis nori padaryti jau paskutinį rimtą proveržį ir įtraukti visus, ką gali į karą, tai ir įskaitant ir Šiaurės Korėją jau yra įtraukta ir jeigu jis nori įtraukti ir Baltarusiją ir tiesiog pasiekti pagaliau savo tikslus, tai jau tie jokie Lukašenkos atsikalbinėjimai gali nepavykti ir tuo labiau pats Lukašenka kai kuriuose pastaruosiuose pokalbiuose pradeda užsiminti, kad tikriausiai Baltarusijos dalyvavimas kare yra neišvengiamas, tai tiks įdomios užuominos, ta prasme, sklinda iš Baltarusijos, jis tuo pačiu metu ir Lukašenka atsiprašinėja Zelenskio, bet lygiai taip pat duoda užuominas, kad mes statomės karinės bazės gaminti kariuomenės komponentams, kurių mums gali prireikti prasidėjus karui ir taip, tokios, sakau, dviprasmiškos užuominos eina ir tuo labiau tie patys retransliatoriai, dėl kurių Ukraina pyko pagal Baltarusijos pietinę sieną, nėra jie išardyti, jie yra kai kurie išjungti buvo, bet karts nuo karto pasimato, kad vienas kitas vis dar yra įjungiamas būtent Rusijos puolimo momentu, kai leidžiami dronai yra, nes tai padeda rusams tiesiog taikliau taikytis į tam tikrus objektus. Tai visas tas momentas, Rusijos žaidimas, ta prasme, šitame visame Baltarusijos dalyvavime gali būti
geriausiu atveju būtų, kad pavyktų Baltarusiją pilnai įtraukti karą, tada Ukrainai reikėtų daug jau resursų skirti kitam frontui. Jeigu nepavyks, tai jie vis dar gali bandyti per Baltarusiją verštis link Ukrainos kažkurio arčiau link Kijevo ir ten užsimti teritoriją, kurią galėtų po to mainyti, norėti mainyti arba siūlyti mainyti į Donecko teritorijas ir tiesiog iš arčiau Kijevą galėtų atakuoti ir taip daryti dar didesnį spaudimą. Bet pilnumoj, tai ko jie tikrai negalėtų padaryti, nei Baltarusija, nei Rusija per jokią artimiausią kryptį Kijevo negalėtų užimti. Baltarusija įstraukusi karą tikrai praloštų tuo, kad jų visą industrinę bazę sudaužytų ir Lukašenkos režimai tikriausiai būtų šakės. O Rusija lieka, Rusijai nerūpi nei partneriai, nei Ukraina, nei kas. Tai va tiek istorijos apie Baltarusiją šiame kare ir pamatysime, ar Rusijai pavyks padaryti spaudimą Lukašenkai ar ne. Galite uždėti didelį laiką šiam video, jeigu patiko, prisijungti prie kanalo, palikit komentarą ir kitai temai susitiksim, aptarsime Rusijos mobilizaciją. Iki.